Sodė va viską reikia. O čia toli važiuoti? Čia šalia ir yra. Tai tada aš tuoj nuvažiuoju, įsimetu tą baidarę ir... Gerai. Ačiū labai. Geros dienos. Ir vėl kelionė. Tai esam prie Buivydžių vandens, kaip čia vadinas, vandens matavimo stotis. Baidarė sukrauta. Teks kažkaip nusikabarot su ją tenais į apačią, ten yra išėjimas į vandenį. Aš iš vis, kai pradėjau ieškoti, iš kur čia išplaukti, tai kas Samoška vėl su savo sofa plaukia iš čia. Tai vienintelį YouTuber radau vienintelį žmogų, kuris plaukia kažkur tais iš čia, privažiavimo vietą plius minus žinojau pagal jo video, tai aš tikiuosi, kad man tą 60 km greičiau nusiplauks negu jam su sofa. Ir plaukiam, žinot kur, į Šaltibarščių festivalį, kuris yra Vilniuj prie Balto tilto. Vėl jauduliukas lengvas, bet jisai kokia pusvalandis praeina ir tada pradedi mėgautis tikrai kelionę. Kelionė prasideda. Įsijungiu laikrodį. Šiandieną atvažiuojant buvo 7 laipsniai šilumos iš ryto. Tai turiu, apsimoviau 2 striukės, turiu normalias pirštinės. Šiandien kol į dienos tai bus va, šitai plauks. Visą savaitę buvo vėjas priešinis, vakarų, šiaurės vakarų, toksai, ir dabar šaltas yra. Ar įdomu tokiom upėm plaukt? Tikrai ne. Nes viskas tiesu, neįdomu, geriau mažesnės, greitesnės, o tom įdomiau plaukt. O čia, bet reikia suvesti sąskaitą su nerim ir užsibrėžti žemėlapį tą mažiuką gabaliuką. Pabandysime įsileisti peleką. Jau atsikabinau. Ova! Pirmas bandymas. Žiūrėkit, kaip vairuojas. Dabar spaudžiu dešinę koją. Opa! Dabar kairę koją. Opa! Veikia. Ir visai neblogai, iš karto baidarę įsileidau, šitą tapo stabilesnė ir tu, kai keiti peleko kryptį, iš tikrųjų normaliai vairuojas. Šaltas pučia, tai tenka taip plaukt. O dabar yra, 7 laipsniai, diena bus kokie 17 panašiai. Tai reikia pairkluoti ir iškart šilčiau pasidaro.
gyvenimo. Tai čia panašu yra, bijau suklyst, bet man taip atrodo. Čia yra bebro potavimo pasiekmes, jis stalą savo pasidaręs. Gali būti, kad ten apačioj yra koks urvas ir tenais jisai gyvena. Jis atsivelka šaką, nusigriaužia tą šaką ir tada žievina. O viskas apgriaužta, nugriaužta, švariai nuvalyta ir va čia pilna tų tokių šakalių palikta. Pirmas 10 km, valandą 21. Na, filmuodamas, taip ne per daug skubėdamas. Srovė gera, saulikė lenda. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Aštriadančiui irgi reikia kažkokių vitaminų panašu. Eglės jisai savo griaužia. Matos žuvies smailis. Nežinau, matysis ar nesimatys per kamerą. Šiaip neris man čia visiškai nematyta. Esu plaukęs tik tai su Žeimena, kur sueina jinai. Bet nuo ten jau esu plaukęs iki Vilniaus ir nuo Vilniaus iki Nemuno. Esu plaukęs Nerim, o čia visiškai neištyrinėti plotai. Man ir pačiam įdomu plaukti. Mes gaujai, kai plaukiam su upeiviu, tai va buvom kaip pirmas šitas va tiltas, toks pat. Labai panaši konstrukcija buvo, tai upėjus buvo ten nusikoręs į viršų. Bet čia įdomiai, 2 tiltai vienoj vietoj. Vienas turbūt nebenaudojamas, o kitas naujai matos perdažytas. Geras konstrukcijos. Na savo, spėkit, kur atplaukiau. Nesitikėjau, kad taip greitai bus, bet čia panelė Žeimena. O papa. Jo, aš prisimenu va šitą tiltą. Čia su dronu skraidžiau. Pabandysiu dabar droną irgi pasikelti. Gerą prisimintavę Žeimeną. Tai va, įdomiai atplaukiau į Žeimenos ir Neries santaką. Tai čia viskas, jau upė man matyta toliau. Bet tokia įdomi vieta reikia paskambinti įdomiam žmogui. Tai žinau, skambinsim Stasį, tikiuosi atsilieps. Žinau, kad jis plaukia dabar Ventos upe. Labdien! Sveikas gyvas. Labas. Klausyk, aš tave biškelį pafilmuosiu, gerai? Prašom. Aš noriu tau perduoti linkėjimų, žinai iš kur? Iš Neries Žeimenos santakos. O, fainiai. Irgi šiandien... Tu mane prigavai, aš dabar ir irkluoju, ir valgau, ir dar matau salą, noriu išlipti, gamtinius reikalus atlikti. Visas veiksme, kaip sakant. Klausyk, kaip nuotaikas? Bet nieko tokio. Oi, puikiai. Biškį bandžiau žvejoti, tai pagavau lydekaitę, pagavau porą ešeriukų, tai taip smagiai rytas prasidėjo. Žiūriu, vėjo nėra, ne, jau viskas gerai. Nurimo šiandieną fantastika, tai naktį šalnų buvo. Žiūrėk, pas mane irgi žiūrėk. Bet taip įsirengė šiltai da. Nu šalta, žinok, buvo šitą išvariau, tai buvo 7 laipsniai. O pas
mane šalnų buvo ant valties, apšalus. Nu jo, dabar gerėjo, saulė išlindo, bet irgi tokias rankytės šala. Tai čia jau iki pabaigos 3 kilų? Jo, iki Ventspilio. O, tai viskas jau skaityk pabaigsi greitai. Šiandien jau. Ar... Šiandien pabaigsiu, kempingę apsistosiu, rytoj atvažiuos pasiimti kas nors mane. O į jūrą planuoji? Į jūrą ne, droną paleisiu į Vilnių. Nes jeigu bangų nėra, tai sijoną užsidėjus, tai galėtum bandyti, jeigu nėra vėjo. Aš jau bandžiau praeitą sykį, nėra taip svarbu. Nešokį. Technikos gaila, visko eiktų savo, tai čia žinai. Eina savo geras. Vas smagiai su Stasiuk pabendravom, tai jo kanalas yra Stasys Traveler. Tai, nu, nedaug irgi lieka, įmėm tos Ventos jau, gal 30 km kažkur, tai irgi oras geras, tai šiandien turbūt turėtų ir pabaigti. O aš ką, siūlau pasimėgauti vaizdu iš oro, gražus oras, graži vieta, kylam. Gal galit kas nors man dėl šito daikto pagelbėti. Yra DJI Mic Mini ir man, kai įrašau su kamera garsą, dabar be mikrofono rašau, bet įrašau su mikrofonu garsą, man padaro mono. Ir aš kai įkeliu į DaVinci programą ir man būna mono, man reikia automatiškai tą rankiniu būdu eiti pakeisti, kad būtų stereo. Nu, ten daug spaudaliojimų, tą galima padaryti, bet kame problema su juo? Gal aš ne taip kažką darau? Nu, užtraukė debesis, vėl nebešilta. Tai galim pakalbėti apie daiktus, ką pasėmiau šiandien. Tai pasėmiau liemenę, aišku, irklas, čia yra maisto. Tas tuščias, čia iš praeitų plaukimų. Čia maisto pasėmiau, konservų. Pasėmiau švedišką maisto davinį, o čia yra elektronika. Čia yra dronas, powerbankas. Čia pasėmiau katiliukas. Tarpas yra maistai gamint, kažkas tokio rūbų irgi, tai pasiėmė kelis rūbus, tai pustuštis praktiškai. Tai daugiau nieko, nu ir kilimėlį. O daugiau va, tuščia. Tai tiek daiktelių šiandieną su manim plaukia. Dėl ko šiandien va, buvo visas tas reikalas užkurtas ir važiuota į, kur ten buvomės, Baltarusijos pasienį. Tai galim oficialiai nupiešti va šitą va gabaliuką. Kas įdomu yra, kad Baltarusijoje neris vadinasi Vilija. Aš pradėjau nuo Buivydžių ir dėl va šito gabaliuko buvo tiek... Esu dabar va čia. Čia yra Žeimena, o čia parteka neris, tai va aš esu toj santakai. Tai liko parplaukti iki Vilniaus. Tai oficialiai galiu pareikšti, kad neris yra įveikta tekanti Lietuvos teritorijoje. Nu dar kažkada gal į Bulbašiją irgi pavyks įžengt kojai lietuviškai. Kaip plaukiasi? Puikiai, plaukiam 1,5 kilometro jau. Ir iki kur? Iki Vilniaus. Iki Vilniaus? Ne, iki Vilniaus. Iš kartu, už Nemenčinės. Tai reiškia susitiksim dar. Kaip išalkau, galvoju, reikia įsivirsi makaroniukų. Čia Virgis davė, mano kolega, kažkokios žvėrienos konservai, tai sumaišysim viską į krūvą. Dar turiu vieną įdomų dalyką. Lenkijai buvo, parsivežiau. Pats labai gerai tokia. Dėsim pomidorų padažo.
lenkiško KFC. Ir pašildysim dar konservus. Šiaip kvepia, tai labai skaniai konservai. Čia va susimaišom. Ir tada dar ant viršaus į šitą. Tai bus nem. Konservai. Pasaka. Nu čia pasistiprinsiu gerai. Tai už konservus ačiū Virgi tau. Labai skanu. Labas, o ką jūs čia darot? Gerai. Bliūdais tuščiais, pilnais pilvais. Lekiam toliau. Pončiakos mano, kol nesušlapau, reik nusimaut, nes ten sunku įlipinėt. Va, kokia mano pončiakas. Nežinau, žiūri tas žmogus, kuris man jas padovanoja, aš prisimenu, kas padovanoja. Tai jeigu žiūri, tai linkėjimai tau. Oi, kaip skaniai pavalgiau, pailsėjau truputį, tai pelekas keliauja į vandenį ir lekiam. Iki Vilniaus dar yra ko kabliuot. Esu plaukęs čia, tai tikrai yra nemažas dar atstumas. Kas čia gaunas 15 km, tai kokie 45 km dar iki Vilniaus. Wow, tai dar nemažai. Dvidešimt. 3 valandos 54. Nu, 4 valandos. Išmest visus pasisėdėjimus, paplepėjimus ir dronus. Neblogai judam. Dabar truputį mažiau bus tokių stovėjimų visokių, reikia pakabliuoti normaliai, nes dar nemažai plaukti. Upė va tokia. Ir jinai visa vienuoda, vienas kitas posūkėlis, bet visiškai va tokia autostrada plauki ir Civitos baidarininkus, kur išvyplaukia į Žeimenos. Tai va tada toks yra sportinis interesas papuškuot. Geras, klausyk, sofka ir kilimais išklotas kelias prie upės. Nu, aš esu kažkada matęs tokio vienoje įdomio valstybėje, tai va kelius remontuoja. Ne, nu viskas čia jauolinas baisus iš tikrųjų. Ar žinot, kad Anties patinas yra vadinamas gaigalu? Aš su viena savo bendradarbė kažkada ginčijaus. Jinai manim netiki, bet aš tikiuos bus pažiūrėjus. Tai ar pažiūrėjai, kaip vadinasi stirnos patinas? Matau baidarininkus. Ta proga atsiplėšiau. Tokia kelionė be guminukų. Sakiau, kad pavysiu.
Nu, lenktyniaujam? Ne? Kur plaukėt? Į Vilnių rimtai? Eina, savo gerą. Į Šaltibarščių šventę? Aišku. Gero kelio. Iki. Labas. Jūs video darysit? Darysiu. O kaip vadinatės? Gediminas Rušinas, o čia. Tai mes būsim irgi jūsų video. Būsit, tai jeigu nori. Vilniaus Antano vienuolio progimnazija 4 B klasė. Jeee! Gero kelio! Nežinau, kas sugalvojo tą idėją su tom padangom vaikais plaukt. Nu, bet idėja tai 100 balų. Ploju, lenkiu galvą, kad daugiau tokių mokytojų būtų, kurie va taip vaikus įsivežtų į gamtą. Tikiuosi, kad matot. Jeigu gerai išgirdau, Antano vienuolio 4 B lygtais. Kas pasidarbavęs čia yra. Eina sau. Kokie šakai čia nugraužęs. O čia, jeigu aš neklystu, čia vat yra bebro urvas. Tuoj pabandysim priplaukti ir pasibelsti aštriadančiui į duris. Jo, čia panašu, kad yra bebro urvas. Čia išlaipėjęs visai pakrantę. Po medžio šaknim. Na, kiek aš čia pasieksiu. O ten gyvena ponas bebras. Ar esat matę bebrų urvų? Mes tai Ventoj, kai vaikai būdavom, vaikai paaugliai, tai daug bebrų bandydavom pagaut, bet nepagaudavom, spęsdavom spastus, ko mes tik nedarydavom ten. Aišku, to negalim sakyti, bet čia buvo ne Lietuvoj, čia buvo kažkokioj kitoj valstybei. $30. Nu, neblogai. Ir priekį matome Nemenčinės tiltą. 30:30. Tai yra 4 valandos 57 minutės. Tai dabar yra 13 valandų 17 minučių. Iki Vilniaus easy. Palieku Nemenčinės tiltą, antrąjį tą gelžinį ir iki Vilniaus. Nu, man kažkaip nerealu yra, kad dar 30 km iki Balto tilto. Gal? Na, pažiūrėsim. Nes pagal Samoškos tą visą skaičiavimą, tai jam gavo 60 keli kilometrai. Tai esu dabar prie Gegužinė. Kas čia Karveliškės. Nu, dar yra ką plaukti iš tikrųjų. Nu, plaukimo į oras toksai geras iš tikrųjų yra. Nėra per karšta, ne dušna, bet galėtų būti geriau. Vienas iš tokių įdomesnių faktų, kur buvo baidarės šis sugalvotos, kas sugalvojo jas. Tai, nežinau, kažkur skaičiau, tai Grenlandija. Grenlandijos gyventojai sumedžiot ruonius, kad galėtų lengvai priplaukti tyliai, sugalvojo baidarę arba kajaką. Eina sau.
Nu, kondicija MMDamsų tai va tokia. Žiūrim kaip skonis. Normaliai. Pabandysiu apiplaukt salą. Atsibodo jau tiesiai plaukt. Tai bandai ieškoti visokių apiplaukimų, priplaukimų. Reikia tikėtis, kad nebus. Opa. Užvirtusių medžių, bet ne, viskas ok. Bet tokiais kažkaip siauresniem upėm maloniau plaukt negu plačiom. Visai kitoks vaizdelis, šalia krantai. Man maloniau. Čia koks kartis. Wow! Ir čia bangelių biškelį. Šiaip galėtų daugiau tokių ruožų būtų įdomiau plaukti. Dabar čia plauki, va, 40 beveik kilometrų. Buvo gal 3 vietos tokios linksmesnės. Va, trūksta neriai. Čia tam ruožė tokių ekstremo biškelį. O, džioplys. Šiaip vėjas tai yra man į nugarą. O tas yra gerai. O pasileidi savo. Įplūduriuoj. O truputį išlipau kojytės pamankštint, nes jau pavargau iš tikrųjų. Jau 46 kilometrai tai išvargino. Čia kažkoks įdomus statinys. Kažką čia jau pavėsinę kažkokią darys panašu. Va. Katiliukas šašlikiukams. Nu va, liuks. O ką jie čia daro? Čia kaip rūkykla kažkokia. Čia skylė padaryta. Jo, čia kaip kaminas turbūt trauko. Čia užkuri laužą ir ten traukia per kaminą.
$50. 7:36 minutės. Na, liko nebedaug. Srovė gera, truputį atšilo, nes jau vienu momentu buvo vėl šalta pasidarė. Bet upė nesikeičia, jinai kaip buvo tokia plati, taip ir liko tokia pat plati. Kai plaukiau pro tokias vietas, tai kvepia jau šašlykais, mėsytė. Eina savo, kaip aš kokio šašlykiuko dabar ir raučiau. Bet šiaip esu sotus, jeigu ką dar turiu kareivišką davinį. Bet namuose grįžęs, tai jau gal rimtai kokias mėsytės prasikept. Labai skaniai kvepia. 55. Tai, jo, vėjuota. Tai matau jau Valakupių antrąjį pliažą. Na, tai čia jau toj valgysim šaltibarščius. Įplaukiau į Vilnių. Iš karto va, rusiška muzika. Uts, uts. Na ir kanalizacijos vamzdžiai į upę. Nieks nesikeičia. $62 beveik. Ir beveik 9 valandas. Nu, galvau, kad mažiau bus tų kilometrų, taip. Buvau pamiršęs, kad jisai tokias bangas sukelia. Vos ne šoninę gavau. Spėjau pasukti. Vėl taksi šitas, vėl bangų gausim. Bent jau kažkokio linksmumo bus. Nu va ir tiek tų linksmybių. Šone Vilnelė. Tai kas nematėt, galit pažiūrėti praeitą video, kaip man sekės kariaut su Vilnelė. Ten buvo linksmiau iš tikrųjų. Užtrukęs su savo sekėjais, linkėjimai visiems. Antras vagė baidarė. Tai va, išbandė baidarę žmona, atvažiuoja pasiimt, paskui mes iš Garmino, kas kur kaip sekėsi, kilometrus ir visa kita. Tai gavo 65 kilometrai kažkur tais. Šaltibarščių valgyt neįsiu, tegul kiti valgo šaltibarščius, važiuoju namo. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir sėkmės.